Toliau, vaikas auga, pradeda valgyti pats. Nu, tai dažniausiai nuo ko reikėtų pradėti valgyti, duoti tam vaikelį. Labai įvairiai. Lietuvoje dažniausiai pradedama nuo daržovienių, tai yra ten duodamas šaukštelis bulvės, antrą dieną 2 šaukšteliai bulvės, trečią dieną 3 šaukšteliai bulvės, kol ten praeina savaitė ir tas vaikas jau bliūdelį tos bulvienės suvalgo, paskui morką dadedam, moliūką, kokį cukinį, nu ką turim, šviežio, gero, stengiamės iš kaimo, aišku. Ateina vėlesnis laikotarpis, kai pradedam duoti ir antrą maitinimą, tai dažniausiai grūdinės kultūros. Vėlgi, ką čia norėčiau pastebėti. Jeigu renkatės daržovės, tai būtų labai gerai, jeigu žinot, iš ko jas renkatės. Bulvę, morką, manau, kad vis tiek savo aplinkoje žinot, kas kaime gyvena, kaime augina, ne kažkokių nitratų, nes tam vaikų labai maži kiekiai yra nitratinių visokių medžiagų, kurios jį gali paveikti, gali sugadinti jų mažas tas kepenytes, inkstukus paveikti, per kuriuos pašalinama ir panašiai. Todėl labai reikėtų žiūrėti. Antra, grūdinės kultūros. Tai, suprantu, kad mamos neturi laiko, jos yra labai pavargę po tų 6 mėnesių, 7, jeigu ten grūdinės kultūras dadeda, bet vis tiek reikėtų pasistengti nepirkti dribsnių. Dribsniai nėra blogai, aš nieko nesakau, tai yra grūdai, bet iš jų vėlgi pašalinta visi lipidai ir steroliai. Pašalinta ta vadinama lopelė skaidulos. Vaikui gali užkietėti viduriukai, kai jis pradeda valgyti normalų maistą. Tai ką dabar reikėtų daryti? Geriausiai imti kruopas, kurios verda ilgai. Ryžiai pasižiūrint natūralūs 30-40 minučių tinka. 10 minučių jie vadinasi yra ten poliruoti, išlukštenti, pagražinti ir nieko gero juose nėra. Miežiniai dribsniai ten kažkokie 10 minučių verda, netinka. Miežinės kruopos, žiūrit vos ne valandą, tinka. Nepagailėkit to laiko, puodą užstatyti ir savo veikiat, ką norit pasižiūrint, kad neišbėgo. Ir vėlgi gerai. Nes viskas, kas greitai, nieko gero dažniausiai nėra, nes viskas, kam ilgai apdoroti reikia laiko, dažniausiai būna pašalinta. Tai jau nepatingėkit, mamos, kaip sakau, pavirti tą košį ilgiau, užstatyti iš anksto, pasidaryti. Jau nieko blogo, netgi jeigu ten kokioj mikrobanginiai pašildysit, vis tiek tenais bus išlikę ir tie B grupės vitaminai ir lipidai, steroliai. Tai va, jeigu toks vaikas valgo pats, ir matot, kad nespėjat, sakau, būna ir man kartais ryte skubu, vieną vaiką į darželį vežu, čia kitam košę dar reikia valandą prieš tai atsikelt, kai aš sugebu vos pusvalandį atsikelt prieš tą važiavimą, tai tikrai taip neišeina. Tai tada, jeigu verdu dribsnius ir neturiu namuose sėlenų ir gemalų atskirai įpilti į tą patį puodą, tai vaikui visada treneno paimu kapsulę ir tiesiog išleidžiu į šaukštelį, prieš visą košę, kaip sakau, sumaitinu ir tą košę sumaitinu. Ir jisai gauna praktiškai visas tas gerasias medžiagas ir būna dar sotus nuo košės. Net aišku, buteliuką paimam visą laiką. Tai va, tai tokie mažiem, kaip sakau, ar galima, kiti klausia, taigi ten sako kapsulė, tai tos kapsulės neduokit. Mano vyresnysis vaikas iširbelis tik kapsulės pjauna. Bet vidų duoti gali dėl to, kad tai yra iš paprasčiausių grūdų. Tai va, vaiko krepšelį šituo papildžiau. Dabar kas dar tam vaikui? Jeigu dar maitina mama savo pienu, pavyzdžiui, jaunesnė mergaitė dar po šiandieną, kaip sakau, maitinu, tai ta mergaitė tą omega-3 iš manęs gauna. Nes žuvies dar tokia mažam vaikui negalima duoti. Kodėl negalima duoti? Dėl to, kad jisai gali gauti tų pačių toksinų visų, jo organizmas yra pakankamai jautrus. Todėl iki metų nerekomenduojama duoti žuvies, ne dėl to, kad jis kažkokių tai baltymų nesuskaldys. Aišku, gali būti alergiškas kažkokiam žuvies baltymui, bet iš kitos pusės dėl to, kad jisai negautų tų toksinų, kur yra žuvy. Tai tokiam vaikui, jeigu, kaip sakau, su mamos pienu gauna, tai viskas tvarko. Bet vis tiek, tas vaikas jau valgo tik tai vakare, valgo tik tai iš ryto, jau dieną jisai visą valgo savo maistą, geria savo ten kažkokią ar vandenuką, ar arbatėlę ir vėl tos omega-3 per mažai. Ar galima duoti omega-3 iš GNLD ar iš kitur kažkur tai? Jeigu iš vaistinės labai pasižiūrėkit, kad nebūtų dažiklių, saldiklių, konservantų, nes vaikams dažniausiai, kad būtų skanu, jeigu tai yra skysta, pridėta visokių spalvų ir panašiai, jeigu tai yra kapsulės kažkokios kramtomos, vėl dažniausiai būna pridėta labai daug visokių maisto priedų, kurie panaikina tą skonį, kad vaikui būtų labai skanu. Ir paskui ateina vėlgi su alergijom visokiom vaikai į ligoninę, o maisto priedam tokių tyrimų nėra. Tyrim ten, jeigu alergiškas tam, bet maisto priedą mes ištirti negalim. Tai vėl čia reikėtų mamom, tėčiam labai žiūrėti, ką perka.
Omega-3 iš čia gali duoti drąsiai, aš nuo 5 mėnesių savo mergaitį duotų, vėlgi išleisti per pietus, kai duotų daržovienį, jau paskui kai mėsą dėjau, vėlgi tą patį šaukštelį su trupučiu košės, mielai tikrai suvalgydavau. Ir kam dabar ta omega-3 reikalinga? Vaiko visos jungtys, sąnariai, smegenų jungtys, kur vyksta, kaip sakau, pavyzdžiui, vaikas pradeda kažkodėl visą laiką sako kairė ranka, oi mano vaikas bus kairė ranka, žiūrėkime daiktus, kišai burną ir panašiai. Paskui jau pradeda dešinę tą patį daryti. Tiesiog pradeda formuotis pusrutuliai. Pirma vystosi dešinysis, paskui kairysis, už tai taip atvirkščiai viską daro. Ir kai pradeda formuotis tos jungtis tarp smegenų jungtis, tada ima į tą tinkamą ranką, koks jisai bus iš tikrųjų daiktus. Tai va, kad tos jungtis visos susiformuotų, kad vaikų greičiau ateitų mąstymas, kad neturėtų sutrikimų su sąnariais kažkokiais, reikalinga omega-3. Ir kaip minėjau, mes jos negaminam. Reikia ją gauti iš aplinkos, iš sveikos aplinkos, švarios aplinkos ir jeigu neturim tokios galimybės, manau, tai šito klausimu gali padėti. Ką dar vaikam? Tokie mažiem. Tokie mažiukam, jeigu kas turit mažų vaikų, tai visą laiką gydytojai rekomenduoja iki metų nueiti pas akių gydytoją, patikrinti, ar ten su jo akytėm viskas gerai. Tai akys formuojasi, tas pats pirminis dalykas, tai iki metų jo matymas visas, o paskui jau ten tik tai akomodacijos, net nemoku pasakyti, kaip čia normaliai, žmogiškai, nemediciniškai. Tai tam, kad vaikas gerai matytų, kad viskas tinkamai susiformuotų, vėlgi reikalingas vitaminas, kiti sako A. Tai karotenoidai yra provitaminas, iš kurio pasigamina organizmas to, ko reikia. Karotenoidus duočiau dar vaikui, aišku, ir dėl imuniteto formavimo, bet ir dėl akių. Iš tikrųjų, toksai dalykas reikalingas, nes tokie maži ne visi suvalgo morkas, kiek tenais jiem reikia, aišku, tą daržovienę stengiamės duoti, bet dar jie būna dažnai mažiukai, neturi net 8 reikalingų dantų ir tų morkų negraužia, nevalgo ir negauna. Nu, dar kokį persiką gal ir sumaitinam, bet praškai neduodam vėl, kad alergijos nebūtų. Tai tam, kad tos karotenoidus gauti, vėlgi galima savo vaikui padėti. Kas dar tokiam vaikui yra reikalinga? Pas jį dar labai keičiasi kraujas, skystoji terpė, visa tas, kas yra organizme, dar vėlgi formuojasi, darosi, dar viskas taip yra neaišku, nežinoma, kaip sakau, jisai dar toksai yra beaugantis, labai greitai besikeičiantis organizmas. Todėl tokiem vaikam labai rekomenduočiau ir visokios tamsius kaip uogas, daržovės. Ir aš atsimenu, mano mama sakydavo, kad man jau būdavo ten 3-4 mėnesiai, aš net neatsimenu, serbento išspausdavau, bet tos odelės vien tam, kad tamsią uogą kažkokią gauti visus tos, jinai dar nesuprato, gal kad čia flavonoidai, vitaminą C jinai ten duoda, bet žinau, kad močiutės liepdavo. Tai va, tokiem vaikam iš tikrųjų reikėtų labai tamsių uogų ir daržovių, vien tam, kad tinkamai susiformuotų skystoji terpė. Flavonoidai, jie yra iš tikrųjų pakankamai daug visokiausių dalykų, tai yra burokėliuose, burokėlių sultis turbūt visi geriam kiekvieną dieną, ar ne? Turbūt nelabai. Vaikam dar, jeigu ir duodam, tai suaugę dažniausiai jau purtomės ir nelabai. Flavonoidų yra tamsiuose vynuogėse, šilauogėse, apelsinuose, citrinuose, bet vėlgi nereikėtų visko, kaip sakau, ypatingai užsienietiškų vaisių pervalgyti. Dėl to, kad jie Lietuvą keliauja nedanokkinti, žali ir kol pasiekia prekybos centrą ir kol mes parsinešam namo, tai jie prinoksta, bet jie tenais vitaminų turi labai mažai, nes kad visi vitaminai, provitaminai ir panašiai subręstų, jie turi būti ant medžio, o ne konteinerį pakeliui į Lietuvą. Tai vėl, jeigu turim galimybę, kaip sakau, iš kaimo gauti tamsių vaisių, daržovių, uogų, tai viskas gerai, bet jeigu ne, flavonoidų kompleksas turbūt būtų tokia vėlgi pagalba. Ir vaikų galbūt ir net didesniam. Nežinau, Indrė sesė čia pasakojo tokį dalyką, Kaune iš tikrųjų vėl Betagardas padėjo vienam vaikučiui, nežinau, ar Indrė nori papasakoti, aš galiu papasakoti didelės patirtį, nes Indrė yra mano rėmėjos rėmėja, jinai turi seserį. Ta sesuo turi 2 vaikučius ir mažoji mergytė, turbūt 1,5 metų berods būdama, kažkur pradėjo plikti, stipriai plikti. Ir mergaitė, aš pati mačiau, atsimenu, atvažiavusi į sodybą, likęs čia plaukų kuokštas, o aš čia plika visa. Ir vaikščiojo jie iš tikrųjų pas visokius specialistus, gydytojus, darė tyrimus, kurie ten kainavo virš 1000 litų.
ir priežasties jokios. Nu, nėra. Tada nuėjo pas homeopatus, kažkokiais žirniukais ten gydė. Nu, ir pradėjo tie plaukai po truputį ataugo, o 5 cm juosta kaip užbrėžta, kaip nuskusta ir likus. Tai mergaitė čia jau beveik garbanus, o čia liko. Tai tada mes, atsimenu, man atrodo, per kažkokį irgi seminarą kažkaip apie tą betagardą išsikalbėjom, kad galima taupinti plaukus, padėti plaukams vėl gauti tuos visus vitaminus ir panašiai. Nu, ir pradėjo gerti tą mergaitę. Šiandien su plaukais, visais plaukais, gražiais plaukais, ataugo tie 5 cm likę, tai vėl galima ne tik mamoms, bet ir vaikams padėti, nes tikrai būna vaikučių ir, kaip sakau, nuo lovytės, nuo pagalvių išplikę ir jeigu tie plaukučiai nepradeda augti, būna kiti skuta plikai, atseit vaikų plaukai storesni netauks. Taip nebus, jeigu jų nėra, tai juos reikia kažkaip padaryti, padėti tam vaikui. Tai vėlgi, jeigu turit galimybę, kaip sakau, ir vitaminus B, C ir E gauti, ir seleną iš maisto, tai viskas gerai, bet jeigu ne, galima savo padėti ir su gimnaude. Dabar vaikas auga didesnis, jisai pradeda eiti į darželį. Darželį yra toks smagumynas, kad visi vaikai serga vieną ligą. Jie pradeda sirgti visom ligom. Nors mano vaikas dabar vienas eina jau 4 savaitę, tai tik postris nargliuoja, tai čia nedaug. Bet iš tikrųjų visokios ligos prasideda vien dėl to, kad jie ten ir myluojasi, kaip sakau, ir tos pačius žaislus valgo ir vienas iš kito lėkštės pakabina ir jų santykiai yra daug artimesni negu tarkim mano ir jūsų. Ir jie ten pasidalina viskuo ir tom pačiom bakterijom, ir paskui parneša į sesę į namus ir žodžiu, tada visi draugiškai serga, ir mama serga, ir tėtis serga. Tai ar galima tokiam vaikui padėti? Ir manęs čia Nasik paklausė draugai, kaip sako, tu padarai, kad tavo vaikas neserga 4 savaitės, jis jau darželį ir dar nei kartų nesusirgo, sakau, biškį slogoja, biškį kosti, bet kad ten labai rimtų ligų tai nėra. Tai tokiam vaikui iš tikrųjų galima dadėti vitas kuerą, vitaminus, kur jau subalansuota vaikui. Čia yra ir trenenas, ir visi reikalingi būtent augančiam organizmui. Reikėtų pasižiūrėti, kiek metų jūsų vaikui, jeigu tokį sugalvosit dalyką. Nes skiriasi tablečių kiekis, tarkim, mažesniam, kuris yra ten 2 metus, ar ten didesniam, kuriam yra gal 8-9 metų. Kam galima duoti? Galima vaikam duoti smiltį, daviau savo mažesniai paragauti kelis kartus, tai mielai būtų turbūt ir buteliuką suvalgius, bet tai dar dantų nelabai turiu, galvoju, kad jau springtų, reikėtų neduoti gal tokio dalyko. Bet jau didesniam, kuris sugeba kramtyti, čiulpti, kaip sakau, jeigu saldainius ledinukus čiulpia, tai tas vėra irgi gali čiulpti. Ir turbūt būtų geresnė alternatyva negu ledinukam ar šokoladinės saldainio. Tai va, tai pirmoji turbūt tokia pagalba būtų einančiam į darželį. Norėčiau, kad savo patirtimą ateitų pasidalinti gal Irina pirmiausiai, kurios vaikai sirgo. Kur Irina? Vienas vaikas, Giedriaus ir Irinos vaikas sirgo ir atėjo jie čia į vienodai dėl to sergančio vaiko.